Mes klausinėjom žmonių du tokius klausimus. Pirmas klausimas, koks yra aukščiausias gyvenimo tikslas? Nu, būti kažkam reikalingai. O kas tas kažkas? Tai gal mylimas žmogus, jo kažkokias. Tai susikurti šeimą, kur būtų labai geri santykiai. Žinai, kad vieni kitus labai gerai suprastų, kad būtų abipusė meilė, o ne taip, kad ten bendraujam tik iš to, dėl to, kad reikia. Žmonių klausimas. Jo. Tikrai neatsakysiu. Neatsakysit? O jūs ne žmogus? Gerai, geras dienos. Labą dieną. Mes norim užduoti 2 klausimus. Visų klausimų šiandien atsakysit mums. Pamėginkit. Pirmas klausimas yra, mes klausim žmonių, koks yra aukščiausias jūsų gyvenimo tikslas? Pats aukščiausias. Pamėginkit. Pats aukščiausias tikslas, ne? Kad žmonės mano, su artimaisiais viskas gerai, turiu galvoj draugystę didelę. Svarbiausia. Nieko nėra namie. Kas čia daro? Harmonizuoti pasaulį. Harmonizuos pasaulį. Vau! Labai sunku, nes iš tikrųjų gyvenimo tiesų yra labai daug. Jo, bet man reikia aukščiausias. Koks jūsų aukščiausias, koks jūsų aukščiausias gyvenimo? Vietoj čia. Manas turbūt aukščiausias būtų, kad vadinkim visą pilnačią, kad pasiekti. Tai, kad būtų artimi žmonės, aplinkui tave sveiki, su šeima, vadinkim, kažkokia. Jo, vertybė. Vertybės, jo, tas šeimos vertybės, tokių tikslų yra. Vienas prabangiausias dalykas. Jo, sunkiausiai pasiekiamas. Nes pinigų gali uždirbti. Neturiu aš tikslą. Jokio iš vis. Tai dėl ko gyvenat tada, kokia gyvenimo prasme? Fainai. Gyvenat. Aukščiausias patekti į dangų, ta prasme, pasiekti Dievą ir palaikauti su juo. Aš jau pasiekiu visus tikslus, tik noriu numirti. Atrasti aukščiausią gyvenimo tikslą. Aukščiausias gyvenimo tikslas. Gerai. Dar neatradau. Dar neatradau. Tikrai neturiu. Sorry. Nu tiesiog, nežinau, jeigu profesiškai, tai man reikia tobulėti, va. Nuskaidrėti. Labas, galima sutrukdyti sekundį tave. Klausyk, vieną klausimą turiu. Ramiai. Antrą klausimą, kurį užduodam, kas jūs esat, jeigu pažiūrėt giliau, filosofiškiau. Kas aš esu? Sraigtelis. Sraigtelis kieno? Kieno? Net nežinau. Sukuosi ir viskas? Filosofinis. Irgi ieška. Čiulgėjot vyrai. Gal aš nesiplėsiu, nežinau. Ne, nesiplėskit. Bet labai fainas irgi atsakymas, jeigu sako žmogus nežinau. Aš esu, tik tai žmogus, homo sapiens, kaip jūs ten skaitote laikraščius. Homo sapiens. Suprastu. Labai ačiū, geros dienos. Asmenybė, žmogus. Asmenybės, visus individualius, nepakartojamus. Supratau. Ačiū labai, geros dienos. Geros dienos. Žmogus visuma, tai labai daug į tai eina. Asmenybė tiesiog visą masiją. Gal išsiskirti kažkokį tokį asmenybę, nes tiek esame kiekvienas išsiskirti, čia asmenybė. Žmogus.
Neturiu daugiau ką pasakyti. Žmogus be tikslo. Viską. Thank you. Ačiū. Kalinys. Kas aš esu? O, Dieve, jeigu plačiai žiūrint, tai maža ląstelė, kuri turi, kaip, mes visi mažyčiai. Žmogus, kuris yra Dievo vaikas. Ir tada yra pašauktas į bendravimą su Dievu. Ačiū labai. Ačiū. Geros dienos. Geros dienos. Seniausi pasaulio šventraščiai Kevedos yra. Jie sako, kad žmogaus aukščiausias tikslas yra pažinti save, pažinti, kas aš esu, kodėl mes čia gyvenam tam materialiam pasauly, kodėl senstam, lygos, senatvė, kodėl mirsim, nors nenorim. Ir ar tas Dievas yra, nėra, jeigu yra, ko jis nori iš mūsų, kokia mūsų pareiga prieš jį. Ir sako, kad mes esam iš tikrųjų sielos, dvasinės sielos, nes šitie kūnai laikiniai. Mes turėdami tą kūną turim panaudoti žmogaus intelektą, kad suvoktas gilesnius dalykus. Kodėl mes čia gyvenam, kodėl mirsim, nors nenorim, kodėl senstam, nors nenorim, kodėl lygos, nors nenorim, kodėl tie dalykai primesti, ar yra kažkoks sprendimo būdas. Sako, žmogaus intelektas tam ir duotas, pažinti, ieškoti, rasti atsakymus ir gyventi pagal tai. Radhe Radhe Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe Radhe